Giliai įkvepiam ir lengvai iškvepiam. Jeigu patogu, užmerkite akis ir sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Įkvepiame ir stebime, kaip plaučiai lėtai prisipildo oru. Iškvepiame. Ir kūnas atsipalaiduoja. Kvėpavimas kaip gyvybė pripildo jūsų kūną palaimingu atsipalaidavimu. Įkvepiame ir iškvepiame. Įsivaizduokite savo kūną tokį, kokį norite jį matyti. Lengvą, liekną, judrų. Įsivaizduokite kūną taip, kad apimtų džiaugsmas. Kvėpuokite. Įsivaizduokite. Jūsų aukštesnysis aš visada pasiruošęs jums padėti. Galbūt jis atsiųs jums lengvos eisenos pojūtį. Galbūt visiško pasitikėjimo savimi jausmą. Pasitikėjimo jūsų gebėjimu lengvai ir greitai suderinti jūsų ląsteles taip, kaip jums norisi. Jūs galite įsivaizduoti save bet kokioje jaukioje vietoje, kur jūsų kūnai tikrai norėsis suprasti jūsų komandas. Kvėpkime, iškvėpkime. Sąmoningas kvėpavimas padeda. Mes kvėpuojame lengvai, atsipalaidavę. Kvėpavimas pripildo kūną sąmoningumo. Kūnas labai patenkintas dėmesiu, kurį skiriame jam. Su kiekvienu įkvėpimu jis vis labiau ir labiau įsiklauso į jūsų mintis, jūsų norus. Kūnas mūsų draugas. Ir jis laimingas, girdėdamas mūsų mintis. Įkvepiame ir iškvepiame. Kvėpuojame ir stebime kvėpavimą, o kūnas stebi mūsų ketinimus. Kaip gera jausti, kad kūnas mus girdi. Užtenka pradėti sąmoningai kvėpuoti ir kūnas vis tiksliau ir tiksliau perpranta mūsų norus. Kvėpuojame ir atsipalaiduojame. Įkvepiame ir iškvepiame. Kūnas klausosi čia ir dabar. Kiekviena ląstelė girdi jūsų ketinimą. Jūs atsipalaidavę, lengvi, apsigaubę savo kvėpavimu. Jūsų kvėpavimas lygus ir sąmoningas. Jūs pastebite, kaip įkvepiate ir kaip iškvepiate. Jūsų lengvumas tai kodas, per kurį suvokiate ląsteles. Jūsų organizmas visiškai susitelkęs į jūsų norus, klausosi įtempęs ausis, jeigu jis turi vidines ausis. Pajauskite, kaip įkvepiant kyla lengva energijos banga. Pabandykime. Įkvepiu, banga pakyla nuo kojų link galvos. Iškvepiu, kita banga leidžiasi nuo galvos link kojų. Kvėpuokite ir stebėkite šias bangas. Įkvėpimas, banga link galvos nuo kojų. Iškvėpimas, banga į kojas nuo galvos. Įkvepiame ir iškvepiame. Bangos tarsi sūpuoja, bangos gimusios mūsų energijoje. Įkvėpimas, banga, iškvėpimas, banga. Kvėpuokite lengvai, švelniai, supkite šiltose savo energijos bangose.
Pakvėpuokite ir visas jūsų kūnas susilieja su jūsų kvėpavimu ir jūsų ketinimu. Kvėpuokite ir jūsų norai perduodami kiekvienai ląstelei, kiekvienam atomui jūsų kūne. Jūsų ketinimas būti liekna, sveika, gražia, paprastas ir lengvas. Jūsų ląstelės supranta jūsų ketinimus. Jūsų kūnas lengvai priima tai, kad jūs norite sulieknėti, gerai jaustis. Jūsų ląstelės aiškiai suvokia, kad riebalai sparčiai dega, plonėja, išnyksta. Kūnui patinka būti lengvu ir lieknu. Kūnas dievina judesių laisvę. Kūnui patinka nešioti gražius rūbus, nes tada jūs jį giriate, jūs mylite savo kūną. Jūs kvėpuojate ir suvokiate, kad kūnas jūs myli. Įkvepiame ir iškvepiame. Kūnas džiugiai seka jūsų noru būti lengva, liekna, stangria. Jūsų ląstelės jau įjungia lieknėjimo procesą. Jau kelios minutės, kai prasidėjo svorio mažėjimo procesas. Liemuo ir klubai, visas kūnas jau žino, ką jiems daryti. Jie mėgaujasi, jausdami, kaip tirpsta nereikalingi riebalai. Jų jau nėra. Jie pradėjo tirpti, tarsi ledukas karštyje. Ledas tirpsta, virsta tyru vandeniu ir išgaruoja. Išgaruoja, išnyksta visiškai. Ten, kur buvo ledas, lieka sausa ir švari vieta. Nereikalingas svoris išnyksta, išgaruoja, jo nebėra. Jūsų kūnas lieknas ir stangrus. Jūsų organizmas labai jums dėkingas už rūpestį. Kūnas džiaugiasi, jausdamas ryšį su jumis. Laimė pripildo visą kūną. Juk jūs pasitikite juo. Jūsų ląstelės, kaip kareiviai, paklūsta kiekvienam jūsų ketinimui būti liekna, kaip smilgelė, lankščia, kaip pantera, stangria, kaip spyruoklė. Nuo šiol kūnas visada tiksliai ir laiku pasakys jums, ką reikia valgyti, kiek reikia judėti. Jūs aiškiai jausite, jums būtina maisto racioną. Kūnas jums tiksliai perduos savo norus. Kūnas nori būti lieknas ir nuostabus, būti sveikas ir lankstus. Įkvepiame ir iškvepiame. Energija banguoja, jūsų oda gražėja ir skaistėja. Tik todėl, kad jūs sąmoningai leidžiate savo atsipalaiduoti ir pabūti ryšyje su kūnu. Didelis apetitas, kaip kvapas gryname ore, visada bus lengvas ir saikingas. Jūsų noras pavalgyti jau savaime stabilizavosi taip, lyg tai būtų lengvas alyvų dvelksmas, lengvas rožių aromatas. Jūsų apetitas bus vos pastebimas ir visada dovanos jums reikiamo maisto pasirinkimo džiaugsmą. Giliai įkvėpkite ir lengvai iškvėpkite. Įkvepiame ir iškvepiame. Kūnas taip atsipalaiduoja, kad iškvėpdamas pašalina visus senus apribojimus. Jie tarsi išteka, nebėra ankstesnių nustatymų. Kūnas atsinaujina tiesiog dabar. Kūnas viską supranta. Kūnas suvokia. Kūnui patinka jūsų ketinimas atsinaujinti, jaunėti, būti liekna, gražia ir sveika.
Jūs nuostabiai perteikėte savo ketinimą. Jūs savo kūno kūrėja. Tai nuostabu būti kūrėja ir suteikti kūnui malonumų akimirkų. Duoti malonias komandas. Organizmas sužavėtas. Visa, kas geriausia, jau prasidėjo. Viskas, ką norėjote pamiršti, jau praeityje. Jūs atsipalaidavote ir aiškiai suprantate, kad organizmas jūs girdėjo. Kūnas sužavėtas jūsų ketinimu. Kūnas aiškiai mato tą vaizdinį, kurį jiems siunčiate. Viskas bus tiksliai taip, kaip jūs norite. Viskas padaryta. Viskas nuostabu. Viskas padaryta. Viskas jau padaryta. Jūs nuostabiai padirbėjote. Jūs nuostabi. Susijunkite vėl su savo kūnu, bet kokiu jums patogiu metu. Jeigu jums patogu, vadinasi ir kūnui gerai. Būkite ten, kur jums gerai, tiek, kiek norite. Jūsų noras – tai įstatymas. Tyros mintis, kaip skaidrus be debesėlio dangus, bus su jumis. Juk viskas nuostabu. Kvėpavimu pradėjome, kvėpavimu užtvirtinkime. Įkvėpime ir iškvėpime. Tiesiog dabar. Tiesiog čia. Čia ir dabar. Jūs puikiai padirbėjote. Jeigu norite, galite atmerkti akis. Jeigu norite, galite dar pakvėpuoti. Jeigu norite, galite eiti miegoti. Jeigu norite, mes galime eiti piešti. Tai jūsų pasirinkimas. Ir viskas gerai. Viskas gerai.